Iš pirmo žvilgsnio nė nepagalvotum, kad taip lietuvių kalbos mokosi klausos negalią turintys vaikai. Rodos kurčiųjų mokyklose turėtų būti itin tylu, tačiau tai gryniausias mitas. Skiriasi tik kalba, čia besimokantys vaikai bendrauja gestais. Klausos negalią turintys vaikai į Vilniuje esantį Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą mokytis suvažiuoja iš visos Lietuvos. Iš viso čia mokosi daugiau nei 100 kurčių ar neprigirdinčių vaikų. Jie mokosi lietuvių gestų kalbos, ko kiti nesimoko mokyklose. Taip pat jie mokosi pradinėse klasėse muzikos ritmikos, turi pamokas vietoj muzikos pamokų. Dar turi tokią dalykinę praktinę veiklą pradinėse klasėse ir yra jiems dar tokios specialios pratybos pamokos, individualios, tai yra tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybos, kada vaikai yra mokomi kalbėti. Atvykusieji mokytis iš kitų miestų apgyvendinami šalia mokyklos esančiame bendrabutyje, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre kaip namie. Vaikai čia ne tik mokosi, bet ir valgo, sportuoja, lanko būrelius. Vis dėlto tai, kas tinka bendrojo lavinimo mokykloje, čia visiškai netinka. Klasės yra mažos. Klasės paprastai vidurkis, klasė yra 7 mokiniai. Kodėl taip yra, visi labai nustemba, kad atrodo, kaip lengva dirbti, tiek mažai vaikų, kaip yra gerai. Iš tikrųjų, nieko panašaus. Vaikų yra mažai, kadangi kiekvienas vaikas privalo matyti mokytoją, ką mokytojas kalba, ką jis aiškina, ką rašo. Ir mokytojas negali būti aiškinti, nusisukęs nuo vaikų, rašydamas lentoje. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre 9 metus dirbanti Virginija patvirtina, kad mokytojai čia turi kur kas daugiau nerašytų taisyklių, tačiau jos tik sustiprina ryšį su mokiniais. Virginija gestais kurčiukus moko anglų kalbos. Po gestų ir lietuvių vaikams tai jau 3 kalba. Anglų kalbos specifika yra ta, kad mes mokome tik skaitytinės ir rašytinės anglų kalbos, reiškia visa klausymo dalis yra išimta. Įdomu yra tai, kad anglų kalba kurtiesiems yra bene lengviau nei lietuvių išmokti. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi kai kuriais mokiniais, kurie pasiekia tikrai neblogų rezultatų ir patys džiaugiasi to mokymo procesu. Galiausiai baigę mokyklą kurtieji pasaulį išeina gavę lygiai tokį pat išsilavinimą kaip ir sveikieji. Visi jie pasuka savais keliais, kas sugrįžta į gimtuosius namus, sukuria šeimas, dirba, kas nusprendžia mokytis toliau. Tačiau daugumą klausos negalią turinčių žmonių gyvenime lydi dar vienas asmuo – vertėjas. Jis kaip tarpininkas tarp girdinčiųjų ir kurčiųjų pasaulio. Be jo dažnas kurčiasis negali apsilankyti nei pas gydytoją, nei valstybinės institucijas. Kartais be vertėjo neapsieinama netgi per šeimos šventes. Dar prieš 20 metų gestų kalbos vertėjų Lietuvoje niekas nerengė. Vertėjaudavo girdintieji iš kurčiųjų šeimų. Tačiau prieš kiek daugiau nei 10-metį Lietuvos kurčiųjų draugijos pastangomis tokia studijų programa atsirado Vilniaus kolegijoje. Šiuo metu tai vienintelė aukštoji mokykla šalyje rengianti gestų kalbos vertėjus. Visuomet yra sunku būti pačiam pirmam. Todėl, kad nežinai, kas tavęs laukia, su kokiais sunkumais susidursi, kas bus toliau, bet iš tikrųjų dirbo prie šitos programos sudarimo jauni žmonės, kurie labai norėjo ir kurie degė šituo dalyku ir daug stebėjo, žiūrėjo, kas yra užsienyje. Iki šiol gestų kalbos vertimo subtilybių mokė žmonės mokantys gestus ir dažniausiai turintys filologo diplomą. Tačiau dar šiemet laukiama ekspertų iš užsienio, kurie turėtų paruošti ir suteikti kvalifikaciją tiems, kurie jau dirba gestų kalbos mokytojais. Dėstytojas Tomas negirdi. Universitete jis studijavo geografiją ir visuomet svajojo tapti mokytoju. Tiesa, dabar dėsto ne geografiją. Jau 10 metų Vilniaus kolegijoje jis moko būsimus gestų vertėjus.
Vilniaus kolegija kiekvieną rugsėjį pasipildo 30 būsimų gestų vertėjų, tačiau tik 20 studentų iš tikrųjų tokiais tampa. Būti gestų vertėja Julija nusprendė ilgai negalvojusi, jos prosenelis buvo kurčias. Maža to, mergina gyvena šalia kurčiųjų bendrabučio. Lietuvių gestų kalbų vertimo subtilybių Julija mokosi 2 metus ir tiki, kad toks gyvenimo kelias jai buvo nulemtas iš anksto. Iš pati pradžia tai buvo sunku, ypač pirmos paskaitos, tu žiūri į dėstytoją, jis tau aiškina, o tu nieko nesupranti ir tau atrodo, o Dieve, aš to išeisiu, aš mesiu šitas studijas. Bet vėliau, kai tu jau taip įsivažiuoji, tai daug lengviau. Pirmuosiuose kursuose itin daug dėmesio skiriama gestų kalbos, jos gramatikos mokymuisi. Taip pat dėstoma gestoti yra vertimo menas, lietuvių kalba ir net psichologija. Gestų kalbos vertėjas turi būti ir geras psichologas, jisai turi mokėti pats nusiteikti taip, kad, tarkime, kurčiojo problemų neprisimtų savo. Nes tas yra be galo sudėtingas dalykas, nes kada verti bet kurioje situacijoje, kad išverstum tiksliai tai, kas yra, o ne per emocijas keliautum. Tačiau mokyti gestų kalbos netaip paprasta. Šiuo metu studentai mokosi iš vieno vadovėlio, daugiau tiesiog nėra. Mokyti kitus, kai trūksta žinių apie kalbą, kultūrą, nelengvas iššūkis. Kaip žinot, kiek žmonių lietuvių kalbą tyrinėja, aš nežinau, daugiau negu 100 tikrai lietuvių kalbą. O ir gestų kalbą tyrinėja, 2, 3, 4 žmonės. Dabar mūsų studentam nepasisekė, nes dėstytojas dažnai negali pasakyti, kaip iš tikrųjų turi būti. Mantrimas Danielius vienas iš nedaugelio, kuris tyrinėja gestų kalbą jau beveik 20 metų. Gestotyrininkas atskleidžia, kad dirvonas didelis ir yra ką tyrinėti, tačiau vienam viską aprėpti praktiškai neįmanoma. Europa labai mielai remia, nes Europai tyrimai labai plačiai vykdomi. Galima būtų tą daryti, finansinę kažkokių nuskandimų gal ir nebūtų, bet reikia žmonių, kurie tą norėtų daryti, kuriems tai būtų įdomu. Tiesa, studentės juokauja, kad situacija pasitaisytų, jeigu gana moterišką studijų kolektyvą papildytų vyrai. Iš tiesų, čia vyrai retai užklysta, čia daugiau tokia moteriška profesija, labiau moteriškas kolektyvas. Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė džiaugiasi, kad patys dėstytojai itin domisi tuo, kas vyksta pasaulyje. Ieško, kaip dar būtų galima patobulinti studijas. Svarbus kiekvienas į priekį žengtas žingsnis, nors ir labai mažas. Jeigu jūs būtumėte atvažiavę prieš 12 metų, jūs būtumėte pamatę tik tai dėstytoją ir studentus. Dabar jūs matyti jau pamatėte dėstytoją, kompiuterizuotas darbo vietas, kur yra filmuojama, kur yra patys studentai filmuosi. Ta prasme, iš tikrųjų mes einame į priekį ir aš labai tikiuosi, kad eisim ir dar toliau. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 8 000 klausos negalią turinčių žmonių. Visus juos jau 75 metus stengiasi suburti Lietuvos kurčiųjų draugiją. Jie atstovauja ir gina kurčiųjų socialinės, profesinės teisės, teikia reikalingą pagalbą, remia mokymąsi, gydymą, padeda išmokti amato. Negana to, užsiima ir kultūrinė veikla, rengia šventes, susitikimus. Lietuvos kurčiųjų draugijos vadovės teigimu, itin svarbu sudominti negirdinčių žmonės imtis kokios nors veiklos, nes girdinčių visuomenėje jiems pritapti sunku. Patikėkit, klausos negaliai žmogus, jis neis į koncertą, jis neis į teatrą, jis neis į kažkokį būrelį. Tai trukdo komunikaciją. Todėl mūsų ir tikslas tuos žmonės nepalikti juos, suburti į vieną, kad jaustųsi pilnaverčiai žmonės. Ir šį vakarą mes kartu bandysime bendradarbiauti. Neseniai sostinėje viešėjo ir kurčiųjų atstovai iš 8 Europos šalių, pasikeisti tarptautinę informaciją, sužinoti, kaip kurtieji gyvena svetur, atėjo negirdintieji ir jų artimieji. Juos labiau domina, kada savo likimo broliai atvažiuoja. Patys kurtieji, jiems labai įdomu. Bendraujama tarptautinė kalba. Kada atsistoja tarptautinė kalba, svečias iš užsienio ir šalia verčia į lietuvių kurčiųjų gestų kalbą. Jau girdinčio kalbėtojo nereikia.
nes jie susikalba su visom šalim. Niekam nepaslaptis, kad klausos negalią turintys žmonės neretai atsimuša į sieną. Deja, tokia padėtis ne tik Lietuvoje. Kurčiųjų draugijos vadovės teigimu daugelis problemų išnyktų, jeigu girdintieji pradėtų mokytis gestų kalbos. Tik taip kurtieji galėtų tapti visaverčiais visuomenės nariais. Pas mus, kaip minėjau, specialistai, bet kokią paslaugą teikiant, privalo mokėti gestų kalbą. Kalbėsiu atvirai, savivaldybėse sėdintys darbuotojai, jie negali suteikti paslaugos, kaip gestų kalbos nemoka. Arba jeigu kurčiajam reikia kokios paslaugos, juridinė įstaiga nueiti, pasiema šalia gestų kalbos vertėją. Tik verčia komunikacijai. Bet šiaip visa informacija detali, kas vyksta visuomenėje, atiduodam mes. Daugybę metų su kurčiaisiais bendraujantys žmonės įtaria, kad sveikieji kartais netgi specialiai stengiasi išvengti bendravimo su klausos negalią turinčiais žmonėmis, esą jie tiesmukiški, o kartais ir nemandagūs. Tačiau taip galėtų pasirodyti tik nepažįstančiam kurčiųjų kultūros. Kurtiesiems tai bus normalu, kai du kurtieji susitinka ir kalbasi. Ko tu vardu, iš kur tu atvykai, kokioje mokykloje mokėsi ir panašiai ir taip toliau. Tokia privačia informacija susirenka. Girdintieji to niekada nedarys ir niekada nepasakos svetimam arba mažai pažįstamam žmogui informacijos apie save. Pagaliau kitas ir neklaus, ar tu turi šeimą, ar kiek tu vaikų turi ir panašiai, nes tai bus tiesiog lindimas į svetimus reikalus. Beje, apie orą kurtieji taip pat niekada nekalbės. Esą tokia tema kalbėti tiesiog neverta, tad kam gaišti laiką. Girdinčiuosius neva klaidina ir kūno kalba, nes lietuviai nelinkę per arti prisileisti svetimą. Daugybė kūno kontaktų atrodo, kad jie labai tokie, jie labai viens kitam patinka, vienas kitą myli labai, žodžiu, jie draugai visi yra, nesipyksta niekada. Iš tikrųjų, tai yra žmonės kaip ir visi, kurie ir myli, ir pyksta, ir nekenčia. Sumažinti atskirtį tarp kurčių ir girdinčiųjų visomis išgalėmis stengiasi ir šalia Lietuvos kurčiųjų draugijos įsikūręs surdologijos centras. Išaugęs kone dvigubai, dabar jame dirba 21 darbuotojas. Surdologijos centras jau 20 metus puoselėja lietuvių gestų kalbą. Per šį laiką sukurta daugybė žodynų, vaizdo įrašų, parengta metodinė medžiaga kurčiųjų mokykloms. Mes tiesiog galėsime pademonstruoti ir labai norėtume pademonstruoti, kaip visuomenė galėtų surasti Lietuvos kurčiųjų draugijos interneto puslapyje pašnekesių žodynėlį ir kaip galėtų savarankiškai pabandyti mokytis gestų kalbos. Galbūt po to susidomės ir ateis į mūsų organizuojamus kursus. Laikas eina, o prieš akis dar daugybė darbų. Tačiau anksčiau ar vėliau padaroma viskas. Svarbiausia, neprarasti vilties, kad jeigu kada nors pasaulis atsitvertų tylos sieną, vienas neliksi.